Dvigubos nelygybės. Tokia yra šios mūsų pamokos tema. Taip, yra ir dvigubas smūgis, ir dvigubas metimas, kurį matome paveikslėlėje, bet mes kalbėsime apie dvigubas nelygybės. Toks užrašas, koks yra lentoje, ar ne, netgi 4 dvigubos nelygybės, ko gero vis tik tai yra matytas, tik galbūt nežinojote, kaip jį perskaityti ir ką jis reiškia. Tai šiandien mes ir išsiaiškinsime. Pažiūrėkime į patį pirmąjį užrašą. Tai yra dviguba nelygybė. Antrasis taip pat yra dviguba nelygybė ir trečiasis ir ketvirtasis yra dvigubos nelygybės. Todėl, kad nelygybių ženkliukai yra viename užraše 2. Kaipgi reikėtų skaityti dvigubą nelygybę? Dviguba nelygybė yra pradedama skaityti nuo vidurio. Štai pasiimu Z. Tuoj parkerį paimsiu. Ir sakau, kad Z yra daugiau už -2, nes į Z snapelis yra kairysis išsižioja. Štai čia atvira, todėl Z yra didesnis už -2, bet Z yra mažesnis už 3. Taigi dar kartą, kaip skaitoma ši nelygybė. Z yra didesnis už -2, bet mažesnis už 3. Jeigu reikėtų pasakyti, tarkim, sveikuosius šios nelygybės sprendinius, aš turėčiau išrašyti visus skaičius, kurie yra didesni už -2, bet kartu mažesni už 3. Vienu metu jie turi būti didesni už -2, bet mažesni už 3. Taigi tokiais skaičiais galėtų būti skaičius -1, nes prie -1 jau tikrai yra šilčiau nei prie -2. Tokiu skaičiumi galėtų būti skaičius 0, nes jis didesnis už -2, bet mažesnis už 3. Taip pat tokiu skaičiumi sprendiniu galėtų būti skaičius 1, skaičius 2. Ir daugiau sveikųjų skaičių, kurie tiktų šiai dvigubai nelygybei, nerastumėme. Dabar pažiūrėkime į antrąją dvigubą nelygybę, kaipgi reikėtų skaityti ją. Pradedu skaityti nuo vidurio. X yra didesnis už 1, bet mažesnis arba lygus, primenu, kad ši nelygybė yra negriežta, mažesnis arba lygus 3. Dar kartą. X yra didesnis už 1, bet mažesnis arba lygus 3. Taigi, kokie skaičiai sveikieji galėtų būti šios nelygybės sprendinys? Man reikia skaičiaus didesnio už 1 sveiko, tai pirmasis būtų 2. Jis tikrai mažesnis ir už 3, todėl tikrai tinka į sprendinius. Dabar ar tinka skaičius 3? Juk skaičius 3 yra didesnis už vienetą. Bet ar skaičius 3 yra mažesnis už 3? Mažesnis už 3 jis nėra. Tačiau nelygybė buvo negriežta, sakė, gali būti mažiau arba lygų. Todėl tikrai skaičių 3 pasirinksime į sprendinius, nes pati nelygybė, štai šitas nelygybės ženklas, leido paimti ir skaičių lygų trejetui. Todėl ši antroji nelygybė turi 2 sprendinius, sveikuosius skaičius, 2 ir 3. Trečiajame pavyzdyje taip pat dviguba nelygybė, ją skaitau nuo vidurio. Y yra didesnis arba lygus 0, bet savo raštu yra mažesnis už 5. Pabandykite patys pagalvoti, kokiais sveikaisiais skaičiais būtų šios dvigubos nelygybės sprendiniai. Ar tiktų skaičius 10? Ar tiktų skaičius 2? Pabandykite išrašyti visus. Galima pradėti nuo pačio mažiausio, galima pradėti nuo didesnio, nesvarbu, svarbu, kad nei vieno nepamestumėt. Dar kartą perskaitysiu nelygybę. Tinka visi skaičiai, kurie yra didesni
arba lygus 0, bet mažesni už 5. Manau, nesunkiai sugalvojate, kad pats 0 išties tinka, nes nelygybės ženklas buvo štai šitas, kurį dabar apibrėžiau. Negriežtas ir leido ir 0 keliauti į atsakymą. Toliau skaičius 1, skaičius 2, skaičius 3, skaičius 4. O ar tiktų skaičius 5? Turime žiūrėti į ženklą, kadangi ženklas iš šitos pusės prie jį parašytas yra labai griežtas ir sako griežtai mažesnį už 5, todėl 5 į atsakymą jokių būdų negaliu įrašyti. Ir paskutinysis pavyzdys, kur turime aplink Z parašytus 2 negriežtų nelygybių ženklus. Skaitome taip. Z yra daugiau arba lygus 4, bet mažiau arba lygus 6. Taigi, kokie skaičiai sveikieji būtų šios nelygybės sprendiniai? Galite susistabdyti įrašą ir galvoti tiek, kiek jūsų širdis geidžia. Manau, skaičiu 5 iš karto pastebėjote. O tada pradėjote galvoti. Gal ir skaičius 4 tinka? Ir jis išties tinka, todėl kad nelygybės ženklas štai šitos pusės buvo negriežtas ir sakė daugiau arba lygų 4. Lygiai taip pat į atsakymą turbūt įrašėte ir 6, nes iš šitos pusės taip pat buvo negriežtas ženklas ir sakė, kad gali būti mažiau už 6, bet gali būti ir pats 6. Taigi, ketvirtosios nelygybės sprendinukai yra 3, 4, 5 ir 6. Tai tiek apie dvigubas nelygybės.